žiema besniegė, slinko naktis bemiegė, degė laužai, spraksėjo, žiežirbų puokštė sėjo. Jau po vidurnakčio, dulkė, tankai sužlego, pulkim, rankom tvirtai susipynę, ginkim giesmėm tėvynę. Trenksmas, ugnis, šūviai, bet nepakrinka lietuviai, sužeistus gelbsti, mirusius, neša, kaip mūras ginasi, užėmė radiją bokštą, bet Lietuva neužtrokšta. Kaunas prabylo, žudo mus, nori pavergt, vėl uždusint, lekia žinia aplink žemę, visas pasaulis mus remia ir užpuolikai išširdė, gyva palieka mūsų širdį. Lietuvos televizijos žiūrovai, Lietuvos radijo klausytojai, taip, Vilniaus miesto sausio 13-osios vidurinės mokyklos moksleiviai pradėjo pilietiškumo pamoką čia Labo ryto studijoje, o ją veda istorijos mokytoja Janina Surgailienė. Labas rytas, mokiniai. Sveika Lietuva. Pradedame netradicinę pamoką. Pilietiškumo ir istorinės atminties pamoką. 2011 metai Lietuvoje paskelbti laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių metais. Lietuvos istorijos laikotarpiai ir epochos turi reikšmingų įvykių, paženklintų kovomis už laisvę ir didžiulėmis netektimis. Sausio 13. Ką ji mums reiškia, mokiniai? Ką mes apie ją žinome? Domantai, ką tu žinai apie sausio 13? Kad lietuviai kovojo už laisvę. O iš ko tu sužinojai apie tai? Iš tėvų pasakojimų ir mokyklos pamokų. Kiek metų buvo tada tavo tėveliams? Tėčio 18, mamai 16. Ačiū, Domantai. Egle, kaip tu supranti tuos įvykius? Sovietų valdžia bandė užgniaužti Lietuvos nepriklausomybę, tačiau lietuviai visa dvasia kovojo už tai, kad būtų laisvi. Justai, ką tu manai? Sausio įvykiai tiesiog tuo metu dar nebuvo. Sausio įvykiai dar nebuvo akivaizdžiai parodę, kad tuo metu Kremliaus vadovybė dar nebuvo atskačius savo požiūrio į imperialistinę. Jūs, mokiniai, esate visiškai teisūs. Blogio imperija, buvusi Sovietų sąjunga, panaudodama brutalią karinę jėgą ir remiama kolaborantų, siekia sužlugdyti atkurtą vos 10 mėnesių egzistuojančią mūsų valstybę. Ką tuo metu išgyvename mes, liudininkai? Kaip suprato tos įvykius prieš 20 metų buvę jūsų bendramžiai? Mokiniai, jūs turėjote atlikti namų darbus. Mūsų mokyklos sausio 13-osios atminimo ir mokyklos istorijos muziejuje jūs ieškojote minčių, išgyvenimų ano metų abiturientų rašiniuose ir juos suradote. Kas galėtų pradėti? Aš norėčiau. Skaitysime 1991 metų 12 rašinių ištraukas tema "Įrūgtelėti sielą ir senstelėti protų" mums teko per vieną naktį. Žemė, įsivaizduok bent akimirką, kad tu negyvenama sala, be saulės spindulio, be paukščių čiulbesio, be duona kvepiančių juodų arimų riekės. Įsivaizduok, kad tavyje nėra nė lašelio gyvybės, nes jai reikalinga šviesa, o tavoje saulė išskėstais sparnais užgožęs milžiniškas juodas paukštis. Jaučiu, kaip tu sudrebi. Ne, tai ne baimė. Tu drąsi kaip drąsus tavo sūnus. Siaubas vyko mano, taip pat ir mano bendramžių bei pagyvenusių žmonių akise. Renata Macytė, sausio 21. Štai ir pabudome visi, visa tauta. Prisiminėme, jog yra tokia šalis – Lietuva, tėvynė. Tėvynė visada tik viena, visada ją mylim vieną. Ir suprantam, kad reikia sustoti
įsiklausyti ant žemės, kurios stovime alsavimą. Koncertas ir šokiai naktį, specdalinių bejėgiškumas prie žmonės. Visa tai tarsi sapne atrodė ir dabar viskas dar tvarkoje. Tuo labiau lyg sapnas, lyg kokia vizija. Žmonių minios prie aukščiausiosios tarybos, televizijos bokšto, televizijos centro. Neįprastas, gražus ir džiugus tautos susivienimas. Galgi viskas apsieis. Diena kaip diena, vakaras kaip vakaras, o naktis kruvina. Kažkas sunkaus trenkėsi į žemę, Lietuvą. Dangus net paraudo. Išmušė valanda, sprogimai prikėlė Vilnių. Aš tik vieną girdėjau, Lietuva, šaukė žmonės, Lietuva. Atsklido iš toli ir pasikartojo čia, širdyje. Ir aidėjo prie bokšto ir lėkė per šimtmečius. Susiliejo su Žalgirio mūšio kalavijų žvangesiu. Lietuva, sklido tolumon. Lietuva. Atsiliepė aidas, atėjęs iš šimtmečių gilumos. Mačiau dangų, naršumą svetimųjų prožektorių. Zvimbė šviesdamos kulkos. Negalėjau nustovėti vietoje. Nesivaldžiau, kojas pačios nešė ten. Tomas Vilas, sausio 22 diena. Baisu nebuvo. Buvo keistas, iki šiol dar nepatirtas jausmas. Jis kaustė proto balsą. Norėjosi vadovautis jausmais. Net keista, kodėl aš paklausiau tėvų ir likau namie. Kai šis jausmas praėjo, sieloje liko tuštuma, o gal žaizda. Rytas išaušo siaubingas, kankino nežinia, kas bus toliau, kas sekantis. Ir vėlgi baisu nebuvo. Buvo tik tuštuma, kuri matyt dar ilgai neužsipildys. Audrius Mockus, sausio 23. Minutėlį stapteldavau, bandydavau suvokti, kas darosi. Ir nepajėgiau, negalėjau patikėti. Rytas vėl ramus, tarsi jūra po audros. Vėl pasirodė sniegas, užklodamas karštą ir kruviną žemę. Bet tragedija tęsiasi. 13 žuvusių pribloškė mane žinia. Negali būti, ne. Nors ir sakė mama, jog žmonės traiškia tankai, aš dar netikiu. Žuvę du mano pažįstami Ignas Šimulionis ir Rolandas Jankauskas. Viešpatė ir dar vakar galėjo kas patikėti, kad jie du jaunuoliai taps Lietuvos didvyriais. Istorija ir prisiminimai. Sausio 13. Reikšmingas įvykis. Tačiau nemažiau svarbus įvykiai, kurie buvo ir iki kruvinosios nakties. Virš Vilniaus miesto skraidė kariniai sraigtasparniai, iš kurių buvo mėtomi atsišaukimai, raginantis gyventojus nepaklusti teisėtai išrinktam parlamentui, vyriausybei. Neskaitėme mes tų lapelių, mums jie visai buvo neįdomus. Mes turėjome tikslą laisvės siekti, bet kokią kainą. Šiauliuose leidosi sovietiniai kariniai lėktuvai. Vilniaus ir Kauno gatvėmis važinėjo tankai, šarvuočiai. Buvo neramu, įtampa tvyrojo visoje Lietuvoje. Bet mes nepabūgome. Jaunuoliai buvo gaudomi į sovietinę armiją. Nėjo, neatsiliepė į kvietimą. O vėliau dauguma jaunuolių tapo krašto apsaugos savanoriais. Buvo akivaizdu, kad buvusi Sovietų sąjunga ruošėsi žiauriai, brutaliai akcijai. Ta pajutome visi. Todėl nelaukdami, kaip ir anais sąjūdžio laikais, rinkomės, būrėmės miniomis, daugiatūkstantinėmis miniomis prie aukščiausios tarybos rūmų, prie radijo ir televizijos komiteto, prie spaudos rūmų, prie televizijos bokšto ir kitų mums valstybei svarbių objektų bei pastatų. Mes nepalūžome, kad ir buvome bauginami. Žmonės ėjo su trispalvėmis rankose, tautiška giesme lūpose, su jaunatviškomis dainomis budėjo, kad tik tai priešas
nepadarytų ką nors pikto. Ir daina, ir žodžiai susiliejo į vieną visumą. Mes dar niekada nebuvome tokie vieningi, kaip tomis niūriomis sausio dienomis. Tai matėme mes visi. Ir šis vienybės jausmas mus tai buvo užplūdęs. Nebaisus buvo. Nei kariniai lėktuvai, nei išmeščiojimai desantininkų, nes mums buvo gera širdise. Mes jautėme vienybę. Tomis dienomis įvairių profesijų žmonės, netgi pasakyčiau, įvairių įsitikinimų žmonės, ir jaunas, ir senas, buvo pasiryžę ginti laisvę, nepasiduoti. Ir mūsų mokyklos mokiniai, ir jų tėvai ir seneliai, mokytojai aktyviai dalyvavo, ėjo, skandavo, giedojo tautišką giesmę, klausėsi šventų mišių, kad gink Dieve, kad kas nors neatsitiktų. Mes apie tai negalvojame, nes vienybės jausmas už viską buvo stipresnis. Donatas savo rašinyje paminėjo dviejų laisvės gynėjų pavardės. Aš pažinojau, ne tik pažinojau, bet ir mokiau Vydą Maciulevičių, Rolandą Jankauską, Igną Šimulionį. Vydas ir Rolandas mūsų mokyklą buvo baigę šiek tiek anksčiau. Ignas tuo metu buvo 11 klasės mokinys. Šitie jaunuoliai beveik nieko nesiskyrė nuo savo bendramžių. Turėjo savo pomėgių, domėjosi muzika, sportu, bet labiausiai man įsiminė. Tomis lemtingomis sausio dienomis, prieš krūvinąją naktį, Ignas Šimulionis, sėdėdamas klasėje per Lietuvos istorijos pamokas, buvo susimastęs ir dažnai užduodavo man mokytojai klausimą. Kodėl? Kas vyksta? Ir mes tuo metu visi klasėje rasdavom atsakymą. Mes norime būti laisvi. Mes nepasiduosime. Ir atėjo ta kraupi naktis. Ir tada mes supratome, mes turime būti dar vieningesni. Ir kažkas, būdėdamas prie aukščiausios tarybos rūmų, ištarė tokius žodžius: nejaugi šaudo į žmonės. Ir suklupo, sustojo širdis. Taip, girdėjosi šūviai. Mus apėmė didžiulis nerimas. Ir tada, ankstų rytą, stojo didžiulė tyla. Ir mes supratome, kad mums reikia kažką daryti. Ir tuo metu buvo neramu. Televizijos eteryje pasirodė kitą rytą nauji veidai. 222 dienos tapo nerimo ir laukimo dienomis. Bet mes ir dabar nepalūžome. Mes ir tada nepalūžome. Nėra spaudos rūmų, nėra televizijos bokšto, neturime. Užimta televizija ir radijas. Visi susitelkė. Kaunas prabilo.